Labą dieną visiems. Malonu. Aš Vytautas Bučas, būsiu vienas iš jūsų trenerių. Antras treneris Domantas Jazdauskas, nes iš organizatorių Marius Zabarskas. Tai ačiū, visų pirma, ačiū Mariui už jo iniciatyvą. Ačiū federacijai. Ačiū, kad susirenkot. Tai vat, dažnai būna taip, kad mes kartais neapskaičiuojam to laiką, nemokam pasverti to laiką, kad pavyzdžiui geriau lėčiau važiuoti posūkį, bet po to išvažiuoti greičiau iš posūkį ir tiesiogiai mes daugiau laiko laimėsime. Okay. Tas pats proto knisimas, per amžių mes nežiūrim po priekinių ratų. Tiek metų ant šito moto sėdžiu ir dar po šiai dieną aš savo turiu kartuoti, nežiūrėk po priekinių ratų. Ne posūkėje greitis. Greitis yra, kada išsinešat greitį ant tiesiosios, ne? Ir jeigu jūs išsinešat greitį ant tiesiosios iš posūkį, jūs laimėt ir posūkį išvažiavimą ir visą likusią tiesią. Realiai turit daugiau stabdyti su priekiu negu su galu. Vien dėl to, kad jūs, kai daugiau su priekiu stabdysit, jūsų priekinė bazė bus žemesnė ir bus daug lengviau sukt posūkį. Ir nuo vidurio galiu pradėti bėgėti. Vienas švarus pasistabdymas iki posūkį ir aš noriu matyti. Sėdat ir vienu gazdu visą posūkį stengiatės padaryti vieną posūkį, o ne 2 ir 3 posūkis vienam posūkiui. Davažiuojat, pasistatat, sėdat ir dedat tolygiai vienodai matoti visą likusį posūkį. Aišku, akis pristoja. Važiuojam. Atpalaidavus rankas, bet stipriai stabdyti, bet atpalaiduot ranką. Ir tada jūs balansą pagausit, lengviau žinosit, kur įsėsti. Ar motociklas taip stovi stabdant, ar taip stovi. Ir tada bus lengviau pataikyti tikslų įsėdimą. Ten vat atsistosit ant tiesiosios, jie kai vienodai išvažiuos, ženklas ranka ir važiuos. Aš tiesiog pravedžiau su Domantu jums šitą treniruotę
Tikiuosi, kad viskas tiko patiko, pavargot, kad šiek tiek patobulėjot, pasidžiaugiat vienas kitam. Ne, tai pasiplojam patys savo. Ačiū dar sykį ir ką, susitiksim, nežinau, kitą kartą, kažkada kažkur tai.